Mums lietuviams pagonims saulė, vėjas, lietus nuo seno buvo ne vien tik tai gamtos reiškiniai, tai mums buvo dievybės, tai mums buvo kur kas daugiau. Šiandien praėjus keliem šimtam, net keliem tūkstančiam metų, saulė ir vėjas vėl mums tampa aktualūs, tačiau jau kitaip. Alternatyvioji energetika arba energijos gavimas iš saulės ar vėjo pasaulį po truputį išstumia tradicinės energetikos sritis, tradicinės energijos gavimo būdus. Tačiau Lietuvoje šie tempai, šie mastai dar nėra tokie dideli. Tarkim, lyginant su Vokietija, Vokietijoje vienam gyventojui yra saulės energijos gavimo būdu pagaminama 200 kW vienam gyventojui. Tuo tarpu Lietuvoje tai siekia 0,5 kW. Dabar aš stoviu prie pirmųjų Lietuvoje sukonstruotų saulės energijos gavimo modulių, kurie čia buvo pastatyti 2010 metais rudenį. Ir tuo metu visuomenės reakcija buvo pakankamai skeptiška, kadangi tik tai 20% Lietuvos gyventojų patikėjo, kad tai yra kažkoks realus energijos gavimo būdas, o kiti 80% žiūrėjo į tai labai skeptiškai. Va, praėjo nepilni 2 metai ir sociologai jau skelbė kitus duomenis. Jie kalba apie tai, jog net 60% lietuvių šiuo metu pasitikė alternatyvią energetiką ir tiki jos perspektyvomis. Taigi, galbūt mums lietuviams saulė, vėjas, lietus ir upės vėl taps brangus, aktualūs ir reikalingi. Atominė energetika dalyje žmonių vertinama teigiamai. Tačiau vos imama kalbėti apie atominės elektrinės statybas, atsiranda aktyvesnių diskusijų. Kas neramina atominės priešininkus? Keli esminiai klausimai. Dideli statybų kaštai, energetinis šalies saugumas ir galima radiacinė tarša. Apie milijardinę skolą, kurią gaus Lietuva, šnekėta jau ne kartą. Labiau norėtųsi pakalbėti apie energetinį saugumą. Kas tai yra? Energetinė nepriklausomybė arba energetinį saugumą, turbūt reiktų teisingiau sakyti, sudaro bent jau 2 esminiai motyvai. Tai yra energetikos šaltinių diversifikacija, tai yra įvairovė šaltinių ir decentralizacija. Tai yra išmėtymas tų elektrinių arba tų taškų, kurie gamina elektros energiją, kaip įmanoma paskleidžiant po visą šalies teritoriją. Na, Lietuva nėra didelė šalis, teritorija mūsų netokia jau ir didelė, tai iš tikrųjų tai yra labai svarbu. Dabar, jeigu mes statome elektrinę, ką mes turime? Nes prie tų 2 principų, decentralizacijos ir diversifikacijos, yra dar metodas, kaip patikrinti, ar jūsų šalis energetiškai saugi. Tai vadinamasis N-1 metodas. Tai yra, kai jūs, tarkim, turite šalyje daug generacinių taškų, daug elektrinių ir kas būna, jeigu viena išsijungia, viena išimami žaidimo. Na, jeigu jūs turite daug elektrinių Lietuvoje, tarkim, vėjo, saulės, biokūro, galbūt ir dujų, jeigu turim dujų alternatyvą, galbūt ir mazuto, jeigu mums jų dar reikia, turime jų daug. Na, šiuo metu Lietuvoje yra 9 didelės elektrinės, kurios degina dideli deginimo įrenginiai, kaip jas vadina Europos Sąjunga. Tai štai, jeigu jūs išimate vieną, na, lieka dar 8 mažiausiai. Jeigu išimate dar vieną, nu dar lieka 6. Jūs galite kompensuoti. Daugiau, ypač jeigu tai biokūras, kuris Lietuvai, kurio nereikia importuoti. Reiškia, jūs esate saugus, jūsų šalis energetiškai saugi. Dabar, jeigu jūs sukoncentruojate visą elektros energijos gamybą vienoje atominėje, o pagal tą galingumą, koks jisai numatytas, 1350 MW, tai reiškia, kad na, šita atominė praktiškai užims visą rinką, bus monopolistė. Ir viskas sukoncentruota vienam taške, Visagine. Tai kas būna, jeigu tą vieną tašką išimami žaidimo? Krizė, katastrofa energetinė, o galbūt ir nacionaliniam saugumui pavojus. Dar vienas žaliai nusiteikusių žmonės neraminantis klausimas – radiacinė tarša. Per 50 metų pasaulyje įvyko 32 incidentai atominėse elektrinėse. Praeitų metų pavasarį visas pasaulis užgniaužęs kvapą stebėjo įvykius Japonijoje. Sprogimai Fukušimo atominėje elektrinėje nusinešė tūkstančius gyvybių ir didelius žemės plotus pavertė negyvenamais.
Apie 12 000 tonų radioaktyvaus vandens iš atominės reaktorių išleista į vandenyną. Jei panaši katastrofa įvyktų Lietuvoje, reikėtų maždaug 7 metinių biudžetų avarijos nuostoliams padengti. Vokietijos valdžia paskelbė, kad savo šalyje nusprendė nevykdyti atominių projektų. Po Vokietijos sprendimo uždaryti savo atominės elektrinės 2022 metais panašius planus paskelbė Šveicarija ir Belgija. Atominės energetikos plėtrą šalyje pristabdė Japonija ir Kinija. Prieš naujos atominės elektrinės statybas referendume pasisakė Italijos rinkėjai. Ar yra kokios alternatyvos atominiai energetikai? Įdomų sprendimą turi Danija. Kopenhagos mieste įkurtas energetinis kompleksas Avedore. Buvom padarę tokius vertinimus, kaip kas yra skridęs su lėktuvu į Kopenhagą, tenais yra matęs turbūt Avedore elektrinė, kuri yra naudojama prie pat kranto stovi, prie Kopenhagos, tokia balta elektrinė su 2 kaminais. Ten yra naudojamas įvairūs kuras, ten galima naudoti šiaudus, medieną, gamtinės dujas galima naudoti, net anglį galima deginti, ką tik tai nori. Jis yra maždaug 95% efektyvumo, tai reiškia visa energija, kas ten sudega, iš jos yra pagaminama elektra ir šiluma, kuri yra naudojama Kopenhagos miesto šildymui. Tas visas projektas, jos dydis yra 575 MW, tos elektrinės galingumas. Tai investuotojas yra Danų investicinė kompanija, energetikos kompanija DONG. Tai kainavo 800 milijonų, kaip sakiau, eurų. Jeigu tą paėmus Avedore elektrinę ir perkelus ir pastačius prie Vilniaus, tos pačius 800 milijonų eurų sumokėjus už tą pastatymą ir deginant čia lietuvišką biokūrą, lietuviškus šiaudus, į Lietuvą importuojamas gamtinės dujas už dabartinę kainą, čia gaunasi jos savikaina be nuosavo kapitalo kaštų, bet su paskola, tai kaip atominė elektrinė dabar sakoma, kad tai bus tarp 18 ir 25 centų be nuosavo kapitalo kaštų. Tai su DONG Avedore 2 elektrinės kopija Vilniui, jinai gamintų elektrą už savikainą prie mūsų visų kaštų dabartinių už 16-19 centų už kilovatvalandę. Tai praktiškai tiek pat arba šiek tiek mažiau negu kad planuojama atominė elektrinė. Ir kainuoja jinai, kaip sakau, ne 5 milijardus eurų, ne kaip Lietuva ruošiasi tenais investuoti 1,7 milijardus eurų į tos 34% nuo 5 milijardų, bet 800 milijonų eurų. Tai reiškia gaunasi 2,5 kartų 1 megavatui mažiau. Tai ir nėra jokių radioaktyvių atliekų, nereikia prieš raketinės gynybą statyti, prieš terorizmą. Yra žymiai lengviau transportuoti, nereikia visų Lietuvos kelių pertvarkyti. Absoliučiai nėra jokių privalumų atominės energetikos prieš tokį projektą. Tai aš nelabai suprantu, kodėl valstybė visus pinigus nori įdėti į atominės elektrinės projektą, bet ne į tokią alternatyvą. Ir dar šiluma yra tiekiama gyventojams. Populiariojoje spaudoje galima rasti straipsnių, kurie tikina, kad atominė energetika yra ne tik pigi, saugi, tačiau ir ekologiška. Kas slepiasi po šiuo argumentu ir ar tai tiesa? Sakykime, kad jeigu viskas vyksta gerai ir nėra jokių avarijų atominė elektrinė, tai iš principo jinai, kas ten vyksta? Ten yra išmetami tam tikri radionuklidai, kurie yra radioaktyvūs. Visas spektras yra tų radionuklidų labai įvairiausių. Kai kurie radionuklidai tenais spinduliuoja labai trumpai, tenais sekundės dalis ar ten minutės, tai su jais jokių problemų jie net nespėja pakliūti į aplinką. Kai kurie radionuklidai spinduliuoja ten metais, metus, 5 metus, 30 metų. Tai jie patenka į aplinką grinai per ventiliacijos šachtas, atominės elektrinės, per aušinimo įrenginius. Ir jie patenka į vandenį, patenka į orą ir to vandeniu gražiai nuteka
į Baltijos jūrą ir tenais tos 30 metų spinduliuoja. Ir viso to pasiekoje kiekviena atominė elektrinė iš principo nesukuria kažkokių tokių sąlygų, kad visi žmonės aplinkui mirtų, bet toj Baltijos jūrai visą tai kaupėsi. Ir yra padarytas mokslininkų tyrimas, kad Baltijos jūra yra dabar labiausiai radioaktyvi jūra visame pasaulyje. Tai iš kur tas radioaktyvumas ten atsirado? Ne gamtiniu būdu, jis atsiranda dėl to, kad aplink Baltijos jūra yra apstatyta atominėmis elektrinėmis. Tai jeigu mes nenustosim eksploatuoti tų elektrinių, tai tas radioaktyvumas ten tik tai didės po truputėlį. Nėra taip, kad nusimauti Baltijos jūroje ir iš karto susergi vėžių, bet tai yra tie radionuklidai, tas visas spinduliavimas, jisai kaupėsi žmoguje. Jeigu tu jį vis vartoji, tai po truputėlį tas vėžys ir atsiranda. Jeigu žiūrėti CO2 išmetimo požiūriu, tai dažnai sakoma, kad atominė elektrinė neišmeta dūmų ir dėl to neišmeta CO2. Tai iš tikrųjų taip ir yra, bet tai čia žiūrint labai lokaliai, Lietuvos mastu. Bet žiūrim tada plačiau, iš kur tas ateina kuras, sodrintas uranas. Sodrintas uranas, visas jo kelias yra tai, kad kažkur tai Rusijoje arba Australijoje arba Amerikoje yra kasama urano ruda, kurioje yra ten tik tai labai maža dalis urano, tenais keli ženklai po kablelio su nuliu, sakykime 0,02 procentų urano. O ta uranos ruda yra malama, vežama į urano sodrinimo fabrikus. Tenais yra atskiriamas uranas ir jis yra sodrinamas tam, kad būtų paruoštas jau naudojimui kaip branduolinis kuras. Tai visame šitame procese yra daug kasama, daug vežama, daug kaitinama, daug verdama, daug visko daroma ir visam tam yra naudojama begalė daug degalų, elektros, energijos ir viso tam ir tame procese yra išmetama labai daug CO2. Tai visoje toje grandinėje susidaro krūva CO2 išmetimų. Tik tai jie yra ne Lietuvoje, o kažkur kitam pasaulyje, bet visas tas anglies dvideginis CO2 sukelia klimato kaitą ir ta klimato kaita yra globalus reiškinys. Tai reiškia visiškai nesvarbu, kur tu tą CO2 išmeti, ar Lietuvoje, ar Australijoje, ar Rusijoje, ar Amerikoje, Maldyvų salos skęsta vienodai. Tai yra uraganai atsiranda irgi vienodai ir klimato kaita atsiranda vienodai. Tai jeigu žiūrint pasaulio mastu, jeigu mes vertintume tai kaip pasaulio piliečiai, tai tikrai mes negalėtumėm sakyti, kad tai yra visiškai klimato kaitai nekenkiantis dalykas. Atominė elektrinė negali būti ekologiška ir dėl aukšto rizikos laipsnio. Visame pasaulyje nuolat girdima informacija apie techninius nesklandumus ir technologinio režimo pažeidimus. Dėl to įvyksta radioaktyvių medžiagų nuotėkiai, kurie paprastai įvardyjami kaip nežymus ir neturinti žalos žmonių sveikatai. Negalima drąsiai teigti, kad žalos žmonių sveikatai nėra. Radionukleidai turi savybę kauptis ekosistemoje, žmogaus organizme. Kaip įrodymas gali būti tik vis didėjantis sergamumas onkologinėmis ligomis, kuris Pasaulio sveikatos organizacijos jau įvardinamas kaip šio laikmečio epidemija. Gaila tik, kad niekas nedrįsta pripažinti tiesos. Tai kokia graži saulėta diena ir iš tiesų šiandien apie saulės energiją, apie tai, jog saulė yra ne tik tai džiaugsmas, šiluma ir gėris ir grožis, mes šnekame su Vitu Mačiuliu, kuris yra Argintos inovacijų vadovas, o taip pat Saulės technologijų ir verslo asociacijos atstovas. Tai iš tiesų man labai įdomu sužinoti, ar saulės energija ir saulės energijos panaudojimas šiais laikais jau yra pakankamai paplitęs, ar tai vis dėlto dar toks
svajonių ir ateities perspektyvų viražas. Pasaulis, ar gal sakyčiau Europa, su saulės energetika susipažino labai artimai, tai prieš 10 metų, prieš 5 metus išprotėjo, nes pradėjo statyti visur saulės jėgainės, bet mato, tas saulės buvimas, nebuvimas, saulės energetikai svarbu šviesa, nebūtinai saulė. Ir yra skaičiai, kurie parodo, kiek tos saulės yra. Mes neoperuojam tokiais, kiek saulėtų dienų, ar ten kaip nors, mes žinom, kiek kilovatvalandžių patenka į kvadratinį metrą per metus. Ir pagal šitą rodiklį pasirodo, kad Lietuva visiškai neblogoje vietoje. Jo labiau, kad matot, saulės energetikoje šviesa svarbu, bet labai gerai, kad būtų šalta. Pas mus geriausiai saulės baterijos dirba vasario mėnesį, kai būna labai tokios skaisčios dienos ir šalta, tai tada jos pradeda puikiai dirbti, bet tik tai trumpai. Aišku, prigeneruoja elektros daugiau vasarą, kai yra ilgos dienos, bet šiltos. Bet ispanams yra bėda, kad jam jos įkaista per daug ir tada efektyvumas krenta. Taip, kad Lietuva yra, negali pasakyti, kad pati geriausia vieta saulės energetika, bet tikrai nebloga. Žinot, mes pradėjom šito dalykų saulės energetiką prieš kokius 2 metus. Ir tie klausimai, kurie buvo prieš 2 metus, paprastai būdavo, čia jūs truputį gal, žinot, ne tą šalį pasirinkot, ne ką, visokių truputį parodydavo ir kad galvoj gal ne visai gerai yra, jeigu čia saulės, prie ko čia Lietuva ir saulė. Praėjo, taip, net pranešimą aš tokį dariau, ar galima gauti elektros iš šalies, kurie lietus lyja. Bet per 2 metus įvyko lūžis galvose, bet stebėtina, kad konservatyvių lietuvių galvose dabar tik tai saulės energetikos skambučiai eina, visi nori statytas baterijas, kažkaip pasidarė dideli entuziastai. Tame tarpe ir valstybinės institucijas. Aš prisimenu, kai buvo ruošiamas įstatymas dėl atsinaujinančios energetikos, kiek reikėjo ir Seimo nariams, ir tenais ne energetikos, kitų ministerijų atstovams pasakot, šnekėti, tikinėti, dabar jau nebereikia tikinėti. Visi supranta, kad tai yra gerai, kad tai yra naudinga, kad tai efektyvu ir galima elektros prisigaminti nemažai ir apsišildyti. Mat, saulė siunčia 2 gerybės mums – šviesą ir šilumą. Ir čia, bet jų panaudojimas absoliučiai skirtingas, tik tai gal tie moduliai, tos plokštės, jos atrodo labai panašiai, bet šviesą surenka puslaidinkiniai, silicio plokštelės ir jose virsta šviesa elektra, o šilumą tai surenka irgi tokios tamsios plokštės, už jų yra skysčio, skystis nešėjas ir tas skystis įkaista labai ir būtent perima skysčio būdu. Žinot, tų modulių tipų yra daug ir mūsų tikslas yra truputį išsiaiškinti. Vieni dirba geriau, kai yra, taip sakant, tiesioginė saulės spinduliuose, o kiti, kai debesuotomis dienomis taip išbarstyta, taip vadinama šviesa. Tai šitie juodi, gražus, jie geriau dirba išbarstytoje šviesoje. Arba kai ne optimalių kampų krenta, o kitokių kampų. Nes Lietuvoje optimalus kampas 35 laipsniai, bet jeigu žmonės stogą turi 20 laipsnių, taip toliau, tai tokios yra ir taip sakant, brangesnės, efektyvesnės, pigesnės, mažiau efektyvios, bet pigesnės, bet daugiau vietos užima. Tai čia kaip pagal galimybės. Taip, todėl ir saulės elektra yra naudingas, geras dalykas, bet reikia išmokti ją valdyti, reikia tos tinklus išmokti valdyti, nes žinot, dabar užeis debesis ir iš karto saulės tos elektros gausim žymiai mažiau, o kompiuteriai tai dirba visą laiką, tai taip neišeina, tai reikia tą tinklą valdyti.
tas fotovoltinis mokslas arba saulės mokslas vystosi, tos technologijos įvairiausios ir galvojama, kaip padaryti, ne tik tai, kad tos plokštės tarnautų kaip baterijos, bet kad dar kitą funkciją atliktų. Tai viena iš funkcijos gali atlikti ir stogo funkciją. Tai čionais yra minkšta stogo danga, bet ji yra fotovoltinė danga. Tai čia yra mini saulės jėgainė. Ta stogo danga generuoja elektrą. Tai ji vykdo ir apsaugo nuo lietaus ir generuoja elektrą. Jos vadinamas integruotos čia saulės jėgainės. Saulės energetika pradeda žaisti vaidmenį ir architektūroje, nes galima iš tikrųjų gražių estetinių efektų gauti, naudojant fotovoltaiką. Ir estetiką malonę turėti, ir naudą turėti, nes elektrą gauti nemokamai iš saulutės. Saulutė šviečia, o tu džiaugiesi. Bet jeigu kalbame grinai apie stogo dangą, tą vietoj čerpių arba nendrių, tai ar užtenka iš tiesų turėti vien tą naujovišką saulės energiją gaminantį stogą, kad apsirūpintum energiją visai buičiai? Ne, matot, tada reikia dar ir akumuliatorius statyti. Bet tada gaunasi brangoka. Aišku, man ir kaip bet kuriam lietuviui pradžioje atrodė, aišku, su saulės energetika Lietuvoje kažkaip tai, keistoka šito dalyku užsiimti, bet tik tai, kai įlindau į Google, tai pažiūrėjau, kas darosi pasaulyje, supratau, kad tenais, kaip jau anksčiau sakiau, kad sprogimas vyksta saulės energetikos panaudojimo, todėl kad rastos labai atpigo technologijos. Iš vienos pusės tos saulės modulių gamybos, iš kitos pusės, taigi naftos kainos į kosminės aukštumas pakilo ir pradėjo tas apsimokėti. Ir taip gražu, saulutė pašviečia ir kai pamačiau, kad paėmęs už laido net laidas įkaista, kabelis įkaista, tai supratau taip emociškai, kad iš tikrųjų saulės elektros galima sukaupti daug ir aišku, tada jau pradėjau daugiau domėtis ir pradėjom važinėti, žiūrėti, kaip kitose kraštuose yra ir tada, taip sakant, užkabino. Ir klausykit, dabar tikrai daugybė mokslininkų dirba šitoje srityje, daugybė straipsnių, konferencijų, tikrai, aš manau, tas naftos beprotiškos kainos augimas sukėlė tokį bumą fizikoje ir arti fizikos esančiose srityse. Vokiečiai prognozuoja, kad jau po 3 metų pas juos saulės elektra susilygins su ta buitinė elektra kaina. Aš manau, pas mus kokiais 20 metais tikrai susilygins. Nes lengviausia pasakyti, kad dujininkai čia mus blokuoja. Lengviausia tai pasakyti, gal aš taip tu nesu didelis sąmokslo teorijų gerbėjas, vis tik aš manyčiau, kad labiau stabdo toks būtent minties inertiškumas, kad vis tiek žmonės yra konservatyvūs šiaip. Tų tokių mėgstančių naujovės, kad ant stogo ką nors pastatyti, taip, nėra daug. Tai aš manau, tas labiausiai stabdo, bet be abejo, tas bendra nuotaika dėl atominio lobby, aišku, irgi šiek tiek stabdo, todėl, kad jeigu mes pastatysim atominę elektrinę, tai kam tada tos visos saulės vėjo jėgainės reikalingos. Bet kažkaip tai taip bent, kai kalbi su sprendėjai šitos srities, lyg tai ne. Matot, tos elektros tai tikrai kiekvienais metais reikės daugiau. Vis tiek žmonės daugiau visokių buitinių aparatų perka, vartoja visą laiką, nes elektrą labai patogu vartoti. Ir turi ir šilumą, ir šviesą, ir ko tik tai nori, ir karštą vandenį, ir vonę, supranta, tai tos elektros vartojimas turėtų didėti. Visą laiką mes apie Saulę kalbėjom, bet taigi vėjas, be jokių abejonių, vėjas yra šiuo metu patrauklesnis. Vėjo elektra yra pigesnė, neabejotinai, čia dėl to nereikia ginčytis. Tik tai gal vėjo ir galimybės, ypač tų didžiųjų, ne mažųjų. Mes čia turim mažas jėgainės, jos
jos tokios dar reikia galvoti, kaip jas gerai panaudoti, bet didžiosios jėgainės, kurios Lietuvoje pradėtos jau dabar intensyviai statyti ir ypač jeigu jūros šelfe, susitarsim, kad jos nelabai gadina vaizdo, gal kažkaip ir puošia. Nežinau, kas yra su tai žmonėm. Aš prisimenu tas pasakaitės, kad paukščiai tenais krenta jie. Aš vis klausinėdavau, tai kiek tų paukštukų, ar kas nors suskaičiavo, kiek paukštukų nukritę. Bet arba jeigu jau skaičiuojam, tai skaičiuokim, kiek į kiekvieną namą yra atsidaužę, kiek esam radę paukštukų. Jeigu kalbėti, reikia kalbėti skaičių kalbą. Jeigu ūžia, tai yra decibelų. Tai kiek decibelų, tokio atstumų ir kiek yra kisvyga. Bet ir žmonės, neužtenka taip šnekėti, daug vėjo, mažai vėjo, daug saulės, mažai saulės, yra viskas šiais laikais matuojama ir viską galima pasakyti, kiek jos yra. Tai taip, kad nėra problemų išskyrus psichologinės, o vėjas yra labai didelis resursas ir čia Lietuvoje iš tikrųjų galima sumontuoti maždaug atominės jėgainės galios vėjo jėgainių ir tikrai vietos užtektų, įskaitant jūrą, jeigu mes kalbam. Ir aš manau, jeigu bus suskaičiuota viskas, ne gabaliukai, kai kartais kaip atominė elektrinė, kad gamins elektrą, kurios kaina ten bus 7-12 centų. Tai šitą pasakymą, gerą atsakymą, kad saulės elektra kainuoja centas kilovatvalandė. Nes kai ją pastatė, ji nieko nekainuoja, tik saulutė šviečia ir elektronus varinėja. Tai jeigu viskas suskaičiavus, aš manau, po kokių 5 metų susilygins kainos ir vėjo. Vėjo, matot, jeigu saulės elektros kaina visą laiką krenta, todėl kad technologijos, čia tokios technologijos leidžia mažinti vėją, ten yra mechaninis įrenginys, nėra lengva sumažinti kainų, tai jos nekrenta, bet užtat kitos kyla. Taip, kad ir žinokit, saulė su vėju labai draugauja šia prasme, nes vasarą daug būna saulės, o šalta šlapia, kai būna, tai rudenį, žiemą būna daug vėjo. Tai labai gerai vienas kitą kompensuoja, todėl mes ten ir vieną jėgainę esam pasistatę, kur ir saulė, o viršui sukasi vėjas. Tai tokį pasistatei savo prie vasarnamio ir užtektų. Čianais yra taip vadinamas vertikalios ašies vėjo jėgainės. Yra jėgainės, kur sukasi malūnas šitaip, o čia sukasi taip. Tai jos sugalvotas buvo pastebėta, kad jos triukšmo nekelia. Įsivaizduot, jeigu prieitume arti, tikrai jos visiškai tyliai dirba ir nevibruoja. Tai tokias jėgainės galima būtų statyti netoli namų ir nepykintų žmonių jų buvimas. Reikia labai joms gerą vietą rasti, nes, matot, vėjas yra sudėtingiau negu saulė. Saulė arba šviečia, taip, tik kai debesis užeina, nešviečia, o jeigu tarp namų, tai jis gūsingas labai vėjas. Ir reikia labai išsimatuoti vietą, reikia pamatuoti, kurioje vietoje iš tikrųjų to vėjo yra. Ir tikrai būna vietų, kur daug jo yra, ir ten reikia statyti. Jeigu aš užsimaniau ant stogo turėti savo saulės jėgainę. Pirmas dalykas tai pasižiūrėti, kur pietus. Ne taip akim pasižiūrėti, bet vis tiek kompasu pasižiūrėti ir tas stogas ar į pietus, ar ne į pietus. Pirmas dalykas. Antras dalykas. Pasižiūrėti, kaip su medžiais aplinkui. Jeigu arti medžiai, vis tiek vasarą tai bus viskas gerai, bet rudenį, žiemą vis tiek daug šešėlių praradimų bus. Ir ar nėra per daug kaminų ten ant stogo. Aišku, jeigu ant pietinio stogo kaminas, jis yra priešas. Ir maždaug taip reikia skaičiuoti, kad vienam kilovatui reikia 6 kvadratinių metrų stogo. Namas toks tipinis turi kokį 60 kvadratinių metrų, tai ten 10 kilovatų gali įsirengti jėgainę. Aišku, yra puiku, jeigu dar turi kažkokį ūkinį pastatą. Aišku, idealas yra, jeigu čianais būna ūkinis pastatas, geras į pietų stogas, normalus šlaitinis, tai ant ūkinių pastatų. Geriau šlaitis stogas negu plotas. Taip. Visada ant šlaitinio, todėl, kad ir, idealu 35 laipsniai
bet būna 45 irgi neblogai, tai šlaitinis stogas ant to paprasčiausia. Nu dabar ant plokščio stogo irgi galima įrengti, tik tai tada reikia daugiau stogo. Tada jau reikia, pavyzdžiui, 1 kilovatui jau gaunasi kokį reikia taip 12-15 kvadratinių metrų. Šiaip ūkiškai tariant, tai vienam kilovatui reikia 4 metrų, 4 metrų linijos, toks modulius išdėstyti, tai reikia pasižiūrėti. Čia labai populiaru 30 kW, dabar iki 30 kW yra paprastesnė įteisinimo tvarka ir aiški supirkimo kaina, viskas aišku į 30 kW. Tai 30 kW jėgainį reikia išdėstyti 120 metrų modulių. Tai ar čia ant stogo, ant plokščio, ant pievos ar kur nors. Ir ji bus superkama, jeigu šiais metais pasistatytų po litą 44 centus už kilovatvalandę. Ir tai galios 12 metų. 12 metų bus superkama. Čia yra 2 būdai skatinti tą energetiką. Yra būdas kompensuoti investicijas. Nes šiaip kilovatą įrengti irgi apie 6000 litų kainuoja. Tai yra būdas kompensuoti investicijas arba supirkti brangiai, skatinamojo taip vadinamų tarifų. Tai Lietuva pasirinkosi skatinamojo tarifo variantą. Tai tas skatinamasis tarifas leidžia padengti per 6 metus kaštus. Tai toks yra, sakykime, pakankamai geras tarifas šiuo metu šiais metais, nes kitais metais jau bus mažesnis tarifas. Tai žmonėm tai yra patrauklu, kas turi tokią jau ar ten paveldėjęs, ar kažkur sutaupęs. Čia tai taip, pasistatei ir tau kiekvieną mėnesį palūkanos iš saulutė šviečia. Jo, mes esam tikri, kad pirmas dalykas saulutė švietė ir švies. Antras dalykas, kad žmonėm elektros reikėjo ir reikės. Trečias dalykas, kad elektros kaina nepigo ir nepigs. Tai todėl matyt yra šansų tikėtis, kad čia taip yra, vakaruose tai pasiturinčių pensininkų biznis toks, pasistatė savo, ir ramus žiūri po vyšnę į saulutę ir jam yra gerai. Papasakokite, prie ko mes čia stovime. Čia dabar, kaip jūs sakėt, kažkokios saulėgrąžos? Ar? Mes jas vadiname fotovoltinės saulėgrąžos, nes iš tikrųjų jau galvos sukasi paskui saulė. Tai matot, jeigu stacionariai pastatai, tai viskas gerai, bet saulė sukasi ir jeigu ją pagautum, tai gali sukaupti energijos daugiau. Tai šitokios sistemos 30% daugiau sugeneruoja energijos, tai ir mes todėl jas bandom, kaip čia Lietuvos sąlygomis, ir jos yra tvirtos, čia sumontuotos jas vėjo laiko, nes kitos yra, kurios, kai smarkus vėjas atsistoja horizontaliai. Bet vis tik, kuo daugiau, matot, dalykų juda, tuo didesnė rizika techninė. Tai čionais yra tokios, kurios jau neapsisuka, neatsistoja horizontaliai, bet užtat jos gerai seka saulę. Bet čia yra 2 ašių, kur atidžiau, vadinkim taip, seka saulę, ir vienos ašies, kurios ne taip jau stebi saulę. Ir dar čia labai gerai, kad yra saulės ir vėjo komponentas. Aišku, čia jau lietuviškai, pagoniškai, simboliškai saulė ir vėjo draugystė. Ir kaip aš sakiau, saulė ir vėja labai dideli energetiniai draugai. Kai daug saulės, paprastai mažai vėjo, kai daug vėjo, paprastai mažai saulės.
Jau reikėtų liautis vadinti vėjo, saulės, vandens ir biokuro energetiką alternatyviąją. Daugybė Europos šalių energiją ir šilumą pasigamina šių gamtos stichijų pagalba. Ar Lietuvoje mes turime energijos resursą, kuris yra nesibaigiantis? Konferencijoje Kokį verslą kursime rytoj, alternatyvios energetikos specialistai sakė, kad turime užtektinai. Reikėtų tik nesudaryti kliūčių šių energijų puoselėjimui. Bendras biomasės potencialas atsinaujinantis kasmet Lietuvoje yra virš 2 milijonų tonų. Jūs atsimenat skaičius. Reikės 973 tūkstančių tonų naftos ekvivalentų 20 metais. Dabar mes kasmet turime iš 2 milijonų tonų. Ir čia yra pasiekmė to, kad iš Lietuvos biokuras yra eksportuojamas, išvažiuoja, jis nedalyvauja energijos kūrime čia. Jisai važiuoja į Lenkiją, į Suomiją, Švediją, dar kažkur tai. Tai va, dabar iš kur tas mūsų šaltinis, reiškia, tai turiu pasakyti, kad šitie skaičiai yra patvirtinti keliom studijom, reiškia, vieną iš jų dar 2008 metais padarė mūsų asociacija, be abejo, ne pas patys, aš nesu, reiškia, toks autoritetingas mokslininkas, kur galėčiau, reiškia, tai tyrinėti, bet mes esame geri organizatoriai ir dirbo maždaug 10 profesorių mokslo daktarų grupė, kuri juos visus suskaičiavo. 2009 metų pabaigoje, 10 pradžioje Lietuvos energetikos institutas dar sykį patikrino šitos skaičius, perskaičiavo juos pagal kiekvieną savivaldybę, todėl šiandieną galiu teikti labai drąsiai, kad biomasės šaltiniai Lietuvoje suskaičiuoti tie, kurie buvo nagrinėti, labai tiksliai. Tai vat, žemės ūkis šiaudų pavidale mums gali duoti kasmet 840 tūkstančių tonų naftos ekvivalento. Tai būtų maždaug pusė viso šiaudų resurso, reiškia, kuris yra Lietuvoje, nes Lietuvoje kasmet virš 4 milijonų tonų šiaudų yra, reiškia, įgaunama procese. Tai galėtų būti 565 tūkstančių tonų naftos ekvivalentų iš malkinės medienos. Lietuvoje kasmet priaugo 16 milijonų kietmetrų medienos. Reiškia, žinot, Lietuvos miškai apie 34% teritorijos užima, ir ten priaugo 16 milijonų kietmetrų medienos kasmet. Reiškia, 2 milijonus kietmetrų iš viso mes negalim naudoti, nes jie yra rezervatuose, draustynėse, reiškia, saugomuose teritorijose, ten, kaip sakant, jokia ūkinė veikla nevykdoma. O 14 milijonų kietmetrų mes galėtume paimti naudoti. Naudojimas tai sudaro šiai dienai 6,5 milijono kietmetrų visuose, ir valstybiniuose, ir privačiuose miškuose kartu, ir krypsta link 7 milijonų. Kitaip tariant, Lietuva labai taupiai naudoja savo miškų potencialą ir tai yra labai gerai. Vėjo energetikos šalininkai sako, kad vėjo energetika galėtų padengti nemažą dalį šalies elektros energijos poreikio. Tai leistų sumažinti priklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro, kurio ištekliai pasaulyje mažėja. Tai garantuotų ilgalaikės investicijas ir sukurtų nemažai darbo vietų. Pavyzdžiui, kalbant apie vėją, manoma, kad per artimiausius 15 metų galima būtų instaliuoti apie 1300 MW vėjo jėgainių žemyninėje dalyje ir dar apie 1000 MW Baltijos jūroje. Tokios instaliuotos galios pakaktų padengti virš 45% šalies elektros energijos poreikio. Skaičiuojama šiaip Europoje į 1 MW vėjo 2 darbo vietos. Jas, aišku, eina pradedant nuo vystytojų, baigiant teisininkais, statybininkais, inžinieriais, elektrikais ir ten aibės kitų dalykų, mokslininkais, institutais, universitetais. Nereiktų skolintis nei valstybės garantijų, galėtų per investicinius fondus Lietuvos visuomenę puikiai prisidėti prie tikros energetinės nepriklausomybės, o perkeltinės. Mūsų bankuose šiuo metu, sakysim, saugoma yra vos ne 300 milijardų litų, kurie bankai pagal patikimumą, jūs patys žinot, nes, žinai, pasibaigusios noro istorija, saugesnės investicijos, kaip atsinaujinančią energetiką, nesvarbu, kas tai būtų, ar biokūras, ar vėjas, turbūt nesugalvoja niekas šiuo metu. Vietoj to, kad leistų laisvą plėtrą, Lietuvos valdžia įvairiais būdais ignoruoja atsinaujinančią energetiką, dainant iki tokių keistų, sakysim, netgi kartais pasisakymų, kaip brangu, apie brangumą mes kalbėsim truputį vėliau, kaip nepatikima, pasirodo visai Europai yra patikima, vokiečiams patikima, danams patikima, lietuviams nepatikima. Kas galėtų ir Lietuvoje būti naudinga, sakysim, lietuviams, jeigu vystytųsi energetika. Nemažas procentas yra projektavimas, tai yra vystymas. Vystymas tai yra nuo žemės sklypo, kuris yra palankus
vėjo statyti iki jo detaliųjų techninių projektų, vėjo matavimo. Ir tik po to, kai surenkami dokumentai, kur užtrunka apie 3 metus, 3-4, aišku, reikia su bendruomenė derint. Šiuo metu labai didelis pasipriešimas vyksta bendruomenių. Aišku, jis vyksta ne dėl to, kad jie prieš vėjo energetiką, jis vyksta dėl to, kad kiekviena bendruomenė nori gauti savo naudą. Nors tas yra visoje Europoje. Tas vyksta ir Škotijoje, ir Anglijoje. Ten iš pradžių pirmą sutariama su bendruomenė, tik po to einama derinti projektus. Bet tas ir yra gerai, kad vėjo energetika gauna 3 naudą. Tai gauna žemės savininkas pagal tiesioginę nuomą, išnuomavęs bokštų vietą, gauna bendruomenė, gauna investuotojas ir gauna visuomenė, tai yra mes, gauna valstybė. Nes vienintelė energetika, kur yra visiškai nemokama žaliava, tai yra vėjas. Dar viena alternatyvios energetikos rūšis – tai biomasė. Klaidingai manoma, kad tai tik miškų deginimas. Biomasė tai kelmai, kurie šiuo metu eksportuojami, ir šiaudai. Ekologiškai nusiteikę žmonės pastaruoju metu šiaudus puikiai pritaiko namų statybai. Tačiau jų kasmet lieka labai dideli kiekiai. Lietuva yra tokioje geografinėje zonoje, kur mums ypač svarbi yra šiluma, šilumos energija. Mūsų šildymo sezonas tęsiasi 6-7 mėnesius, tačiau mes esame tokie patys kaip Skandinavija, sakykime. Ir šilumos energijos suvartojimas Lietuvoje yra 2 didesnis negu elektros energijos suvartojimas. Šilumos reikia Lietuvoje apie 20 TWh kasmet, elektros apie 10 TWh. Ar jūs girdėjote kur nors tokį dalyką? Žiūrint į to, ko įsiginėja mūsų politikai ir energetikos ministerija, reiškia, galima atrodyti, kad čia Lietuvai svarbu tik elektra ir daugiau niekas, tik elektra. Štai atominė čia, reiškia, turi būti ir dar kažkas. Kai faktai sako, kad, reiškia, 2 svarbesnė problema yra šilumos energija. Atominės energetikos šalininkai visą laiką sako, o tai iš kur mes gausim tą bazinę elektrą? Nu tai žiūrėkit, vėjas tai pučia, tai nepučia. Nors jeigu jau toks yra susirūpinimas to, kad vėjas tai pučia, tai nepučia, tai reikia prisiminti, kad mes nuo tarybinių laikų Kruonėje turim 4 blokus, o vieta paruošta buvo 8. Reikia pastatyti dar 4. Ir mes turėsim fantastinį vėjo energetikos balansyrą, reiškia, kai vėjas pučia, reiškia, užsikeliam vandenį viršų, kai jis nepučia, paleidžiam žemyn ir turim pigiai hidroenergiją. Tai va, tai tą galima padaryti ir tai nesudėtinga. Va, bet biomasė pati, reiškia, jinai yra absoliučiai tas pats kuras, kaip kitas deginimas kuras, reiškia, kaip dujos, nafta, sakysim, azotas ar anglis. Reiškia, ją galima pastoviai naudoti, reiškia, jinai nepriklauso nuo jokių oro sąlygų. Ir būtent biomasė galėtų būti taip pat ir bazinis elektros energijos šaltinis Lietuvoje. Kodėl? Todėl, kad mes skirtingai, tarkim, nuo Latvijos, nuo Estijos, mes turim daug didžiųjų miestų. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Utena. Reiškia, netgi druskininkai. Kodėl druskininkai? Todėl, kad baseinų yra turbūt daugiau negu visoje Lietuvoje kartu sudėjus, o šildyti reikia. Tai va, tuose miestuose ypatingai svarbus dalykas yra šiluma, o gaminant šilumą iš biomasės galima gaminti ir elektrą. Tas procesas vadinasi kogeneracija. Mūsų skaičiavimai rodo, kad, reiškia, mes su biomasės elektra būtume absoliučiai tam pačiam kainų lygyje kaip atominė elektrinė. Pagal jų tas skelbiamas kainas, tai reiškia 70 centų plus 10-15 aptarnavimas finansinis, būtume tam pačiam kainų lygyje. Ir negana to, miestai turėtų žymiai pigesnę šilumą negu dabar, tai yra maksimum 25 centai kilovatvalandė. Tai va, tai aš manau, kad nevystyti šitos temos, biomasės kogeneracijos, yra iš tikrųjų tam tikrą prasme nusikaltimas, taip pavadinti reikėtų. Plėtojant atsinaujinančią energetiką, norint didesnės socialinės naudos, būtina žalią energetiką derinti su žaliosios ekonomikos plėtra. Kuo daugiau žaliųjų technologijų gaminti būtent Lietuvoje ir skatinti įmonę specializuotis žaliųjų technologijų aptarnavime. Pavyzdžiui, Visaginas, kuris šiuo metu puoselėja planus suklestėti dėka atominės elektrinės statybų, galėtų klestėti alternatyvios energetikos sektoriaus dėka. Šiame mieste didelis žmonių inžinerinis potencialas, kodėl Lietuva negalėtų būti vėjo elektrinių ar modernių saulės kolektorių gamintoja. Štai todėl Danija, Švedija ir Vokietija žengia link žaliosios energetikos, nes tokiu būdu didina savo nacionalinės ekonomikos konkurencingumą.